Labas visiems, sveiki atvykę į Miško istoriją. Šiandien kalbame su valstybinių miškų urėdijos gamtotvarkos specialiste Gintarė. Ir šiandien aiškinsimės, kas yra jaunieji miško bičiuliai, su kuo jie valgomi ir ką reikia padaryti, jeigu nori tapti vienu iš jų. Tai visų pirma, Gintarė, klausimas turbūt pagrindinis, kas yra jaunųjų miško bičiuliai. Taip, tai yra moksleivių iniciatyva, siekiant labiau susipažinti su gamta, susipažinti su gamta, ypač su miškais, ir yra įkūriami ir vystomi jaunųjų miško bičiulių būreliai mokyklose, kur įprastai jų vadovais būna iniciatyvūs, aktyvūs mokytojai. Gerai, jeigu susikautų jaunieji miško bičiuliai prieš skautus, kas laimėtų? Aišku, miško bičiuliai. Gerai, šitą atsakymą ir tikėjausi. Ką apskritai veikia vaikai, paaugliai tapę jaunaisiais miško bičiuliais? Tai veiklų yra iš tikrųjų labai įvairių. Tai yra ir miško pamokos, kurios vyksta tiek klasėse, tiek miške. Konkursai, akcijos, projektai. Jaunieji miško bičiuliai yra įtraukiami į įvairias veiklas ištisus metus. Gerai, o tai tarkim, ką daro žiemą ir ką daro vasarą, nes aš ganėtinai neblogai galiu įsivaizduoti, ką galima daryti vasarą. Galima pasileisti basom per miškus, bet basom pasileisti per miškus žiemą yra ganėtinai sunku, nes tada netenki kojų po to. Ne, iš tikrųjų, tai kaip ir miškininko darbas, taip ir jaunųjų miško bičiulių veikla turi tam tikrą sezoniškumą. Taip. Tai pavyzdžiui, pavasarį mes daugiau dėmesio skiriame paukščiams, inkiliukų kalimui, jų iškabinimui, pažinimui pačių paukščių. Taip. Vasaros metu tai kaip tik vaikai dauguma atostogauja, tai mūsų veikla galbūt nėra tokia aktyvi apart žygių edukacinių ir vasaros stovyklų. Okay. O jau žiemą prasideda toksai labiau pažintinis su miškininko profesija, su miško žvėrimis, želdinių priežiūra, tokie darbai visi. Vedame edukacijas klasėse, rodome įvairius video, tačiau tikrai einame ir į lauką. Vienas iš veiklų, ką veikiame, tai būtų, pavyzdžiui, pėdsakų atpažinimas. Taip, čia man atrodo kaip įdomiausias dalykas. Man atrodo, čia, žinot, kai jūs sakot, kad einat į lauką, tai čia yra kaip per fizinio pamokas. Anksčiau būdavo, kad fainai salėje sportuoti, bet visi laukia, kada į lauką galės išeiti. Tai aš įsivaizduoju, kad visi turbūt laukia, kada galės išeiti ir bent jau jaunimėliui turbūt įdomu padaryti tos praktinius užsiėmimus. Taip. Tai aš ir siūlau man tai truputėlį pasivaikščioti čio miško taku basomis, nes yra svarbu ne tik pajausti ryšį vaikams su pedagogams ir su vaikais, tarpusavio ryšį, bet yra labai svarbu ir turėti ryšį su pačia gamta. Okay. Tai pasirašai basomis praeiti. Aš pasirašau, aš tik nežinau, ar kokias kojines užsidėjau, ar jas nesuplyšusios yra, bet aš galiu bandyti. Gerai. Okay. Bandom. Ai ne, viskas gerai, galima filmuoti drąsiai. Gerai, liuks. Bent jau dešinę, tai tikrai. Tuoj. O ne, viskas gerai. Šiaip batus galime palikti ir čia, jie tikrai nedings. Miestą taip drąsiai nepaliktume galbūt batų, bet miške tikrai saugiai. Bet aš nežinau, kokia situacija mane privertė mieste nusiimt batus. Aš žinau, kad būna. Okay. Tai kaip ir minėjau, iš tikrųjų yra labai svarbu sukurti ne tik tarpusavio ryšį, bet ir ryšį su pačia gamta. Tai mes darome įvairiausiais būdais, pasitelkdami savo sensorinius pojūčius. Tai vienas iš jų ir yra judėjimas. Liečiame įvairius paviršius, einame basomis, bet čia mes taikome jaunesniems, jauniesiams miško bičiuliams, tai iki mokyklinukams, darželinukams. Taip. Tai taipogi dažnai stebime aplinką, kas joje juda. Einame lėtai ir tiesiog apsidairome aplinkui, kas toje aplinkoje juda. Okay. Taip, klausomės paukščių garsų, skaičiuojame garsus, skaičiuojame artimiausią garsą ir tolimiausią garsą. Okay, gerai. Bet aš dabar, pavyzdžiui, galvoju, kad
šiuo metu, tarkim, aš negirdžiu nieko, bet man atrodo būna taip miške, kai susikoncentruoji į tylą, tada supranti, kad ten visiškai nėra tos tylos ir ten visur krebžda, kažkas šnibžda, čiulba, ulba ir taip toliau. Gerai, jaunieji miško bičiuliai, kur juos galima rasti, kokiuose miestuose? Jaunųjų miško bičiulių veikla yra vystoma visoje Lietuvoje. Aha. Šiuo metu turime 76 jaunųjų miško bičiulių būrelius ir į veiklą gali įsitraukti įvairaus amžiaus vaikai. Tai tiek darželinukai, iki mokyklinukai, tiek moksleiviai nuo 1 iki 12 klasių. O gerai, aš suprantu, pavyzdžiui, kad mokyklinukam, darželinukam, jiem fainai pasivaikščiot, paliest. Kas yra įdomu paaugliukam, kur aš įsivaizduoju, kad nėra, kad šiek tiek sunku sudominti, tarkim, 17 metų paauglį mišku? Ne, iš tikrųjų, užduoti žaidimai turėtų būti neapsunkinantis ir neįpareigojantis stipriai. Tai tikrai jaunimas aktyviai įsitraukia į tą visą veiklą, stengiamės tikrai sudominti. Tai kaip tik ir mūsų ėjimo metu turėsime kelias užduotėlės, kurias pats galėsi pamėginti. Ok, gerai. Kada jaunieji miško bičiuliai pradėjo savo veiklą? Nes aš tik turiu prisipažinti, šiais metais nemažai apie pačius išgirdau, o kada viskas prasidėjo? Būtų galima įvardinti 2 datas. Tai pradžia būtų 1922 metai. Čia tokios datos? Taip. Okay. Kuomet profesorius Tado Ivanausko iniciatyva buvo organizuojami paukščių stebėjimo akcijos, medelių sodinimo akcijos ir tas veiklas labai aktyviai įsitraukdavo mokyklų jaunimas. Taip ir brendo įvystytis jaunųjų miško bičiulių būreliui visas tas reikalas. Ir miškininkai pokario metais aktyviai kviesdavo moksleivius į įvairias talkas. Tai miško sodinimą, sėklų rinkimą, inkiliukų kabinimą. Taip. Ir taip oficialiai, metodiškai jaunieji miško bičiuliai pradėjo veikti 1975 metais. Ši veikla buvo įtraukiama ir užklasinė veikla. Ir taip veikla vykdoma ir iki šiolei. Aš žiūriu, kad viskas, kas aplink gamtą, ir jeigu paklaustum beleko, kada tai prasidėjo, tai dažniausiai tiesiog Ivanauską gali paminėti ir nesuklysi dažniausiai, kad jisai viską pradėjo. Vienas žinomiausių mūsų gamtininkų. Jūs paminėjote inkilus. Aš iš karto turiu pripažinti vieną savo milžinišką klaidą, kurią esu padaręs. Kažkada darbų pamokoje, nes taip negalima, man atrodo, daryti. Kai darai inkilą, negalima visų sienų nušlifuotą, ne, man atrodo. Reikia tą vidinę palikti nešlifuotą, kad paukštis galėtų įsikabinti ir užlipti. Ir man atrodo, kad mano inkilas tiesiog spastai buvo. Nebūtinai. Šiaip inkilas turi būti iš kuo natūralesnių medžiagų, taip neapdorotos medienos, neapšlifuotos, nedažytos. Ir, galbūt nebuvo toks nevykęs variantas. Nemanau, kad tenais negyveno. Ne, tai gyveno tiesiog labai ilgai. Tiesiog nelabai galėjo gal maisto pasiimti. Nes, sakykim taip, gal gyveno kurį laiką turbūt. Tos sienos neturi tiek įtakos, kiek anga skridimo paukščio. Jeigu tai tos sienos, nes vis tiek paukščius, inkilus gaminame tiems paukščiams, kurie įprastai gyvena uoksuose, drevėse, kurie nesuka lizdelių. Tai realiai, kaip ir medžio drevės, jas būna įvairiausių paviršių. Tai tas paviršius toksai ir jisai lygesnis, ar ne? Tai galbūt labai neįtakojo to. Ok, gerai. Jeigu jūs man dar galit manęs klausti kokių nors klausimų, kur aš turėčiau išlaikyti, reikia pasižiūrėti, ar aš esu gudresnis už 5, ar ne? Gerai. Man tai pirmiausia klausimas kiltų toksai, kaip tu pats supranti, kas yra miškas? Ir ar dažnai lankaisi miške? Čia klausimas, kas yra meilė. Gerai. Aš iš karto nuo antros pusės, tai dažnai lankausi. Tiesą sakant, mes neseniai pirkom ir sodybą, kuri būtų visiškai šalia miško kažkur, tai man ten didžiausia atgaiva ir poilsis.
Ir plus aš labai grybauti mėgstu. Tai mes su tėte darom kiekvienais metais rungtynės ir žiūrim, kuris daugiau baravykų surinks. Tai jo, kol kas mano senolis vis dar laimi prieš mane, bet ko gero šie metai bus jau kritiniai perlaužimo metai, kur aš jį tiesiog sutriuškinsiu su viskuo. Jeigu aplamai yra grybų, nes labai sausi metai. Labai sausi metai, žiauriai. Aš dabar kankinuosi ir aš tampu senu žmogum, kur lyja ir aš toksai, jau reikėjo. Mes irgi džiaugiamės, labai miškininkai džiaugiasi sulaukę lietaus. Jo. Tai o kas pats miškas? O miškas, aš nežinau, miškas toksai man visako tokia pradžia, kažkoks pirminis dalykas, toksai, arba jeigu mes paliksim savo miestus 1000 metų, tai man atrodo, jie mišku pavirs. Toksai gamtos, vandens, žemės, augalų, floros, faunos sintezė tokia. Tai vat, mūsų miškininkų ir tokia viena iš pagrindinių užduočių su jaunaisiais miško bičiuliais, tai yra užugdyti tą tokį, kad požiūrį į mišką į visą visumą, su aplinka, su ekosistemomis, kad vaikas suprastų, kad skiriasi medynai, yra kažkoks ardiškumas, kad miškas nėra tik stati medžiai, kad ir žolinė augalija, krūmai, visa ta visuma ir sudaro mišką. Gerai, aš dabar jau turiu žiauri kontroversišką klausimą. Dabar gali būti, kad nuo čia mes ir susipyksim, ar bent jau pradėsim pyktis. Vieną kartą aš kalbėjau su miškininku, kitą kartą aš kalbėjau su mikologija. Vienas iš jų man sako, dabar pasižiūrėk, koks gražus miškas, nes mes, gerai, neišduosiu, kuris taip sakė. Gerai. Vienas iš jų sako, koks gražus miškas, jis yra prižiūrimas, yra kertami medžiai, prižiūrimi ir taip toliau. Kitas tuo metu sako, kad bet kiekvienas tas nukirstas medis ir net ir rastas, kuris yra patrauktas, tai yra patraukta 100 000 gyvybių, bakterijų ir taip toliau ir panašiai. Ir kad miškas iš tikrųjų neturi būti visiškai ta sterili vieta, kuri turi būti iščistyta, visur šilojai, gražios vietos praeiti. Bet šiuo metu ir yra miškuose ūkininkaujama taip, kad miškas būtų ir su biologinė įvairovė, su ekosistemomis. Mes netgi tikrai nemeluojame, aš nemeluoju niekada nei vaikams, nei visuomeniai, kad nekertame miškų. Tikrai vykdome ūkinę veiklą, viskas tvarkoj, bet paliekame ir biologinės įvairovės medžių. Paliekame ir negyvos medienos kiekį būtent tam mikroorganizmams, grybams, kerpėms vystytis, kad tai būtų jų namai. Tai realiai kiekviename hektare paliekame ne mažiau 5 kubų. Gerai, atsiprašau, tai yra ganėtinai tas kiekis, kuris... Gerai, nereikėjo man kelti toną. Viskas gerai. Ne čia. Iš to, kad mes prie upelio, aš spėju, kad mes vienaip ar kitaip artėjom prie užduoties kažkokios. Taip. Tai laukia mūsų pirmoji užduotis. Yra gana mėgiama vaikų, bet tai būtų 5, 6, 7 klasių moksleivio lygio užduotis. Galiu spėt? Rankom pagauti žuvį. Easy. Tuoj. 5. Ne. Okay. Ne. Šiaip noriu paprašyti, pasiūlyti, tiesiog kviečiu atpažinti iš medienos atraižos medžių rūšį nustatyti. Easy. Pabandyti. Tai kas tai gali padėti tau nustatyti medžių rūšį? Tai kaip atskiri kačiuką nuo šuniuko? Kaip kačiuką nuo šuniuko? Vis tiek turi ir galvą, ir 4 kojas, ir uodegą, ne? Jo, aš dabar galvoju, bet kaip aš juos atskiriu. Bet jie tokie specifiniai. Pagal išorinis kažkokius tai požymius. Jo. Tai lygiai taip pat pagal medienos atraižas galime nustatyti ir medžių rūšį. Matome, kad vienur medžio žievė yra storesnė, kitur plonesnė. Spalva galbūt įsiskirianti, ne? Tai pačia kamieno šita struktūra visa yra, turime šerdį, branduolį, balaną, žievę. Ne? Tai kaip matai, vienur branduolys yra ganėtinai ryškus. Taip. Kitur balaninė mediena. Vienur rievės ryškesnės. Kitur vienintelė medžio rūšis, kuri turi tokius skirsinius. Taip, matau. Tai pabandyk. Gerai, čia šitas easy, čia yra beržas, vadinamasis medžių dalmantinas. Dabar toliau. Čia bus, man atrodo, čia yra pušis, eglė? Eglė. Sorry.
Bet ir norėjau sakyti eglė, ne pušis. Gerai, čia eglė. Tuoj. Dar gali pagal medžio svorį bandyti, nes viena yra lengvesnė, yra kita sunkesnė. Kažkokia feikas atrodo. Feikas, čia yra medis tiesiog be žievės. Truputėlį sudėtingesnis. Atrodo, kad čia yra plastikinis. Malaninė mediena, lapuotis. Lapuotis. Čia yra, žinai, kas čia bus? Dabar nenoriu sumeluoti, bet ar nebus čia kokia nors... Žiauri. Labai žiauri lengvas. Čia bus koksai... Čia nebus tuja tokias nesąmoningai peraugus. Ne. Nu, bet toks lengvas medelis. Pabandyk prieiti prie kito tada, pasilik pabaigai. Nu, gerai. Nu, šitas sunkokas, bet čia jūs neapgausit, čia ir didelis jisai. Aš žinau, kaip matematika veikia. Spygliuotis. Spygliuotis? O, dabar jau nebe. Dabar jau tikrai pasimečiau. Ne, tai gerai, tai čia pušis. Taip. Taip, čia pušis. Taip. Čia yra... Nu gerai, dabar bijau nusišnekėt. Bet čia sunkus medis, čia lapuotis yra. Taip. Čia yra iš O raidės. Ne. Kaip gali būti ąžuolas iš O raidės, ar ne? Tai va. Ąžuolas? Būtent taip, ąžuolas. Nu gerai, liko šitas. Absoliučiai, aš nežinau, ką aš darau, aš niekaip net pažinčiau pagal kvapą medžio jokio. Biški užuomena kokią nors. Buvo tarp Eglių Žalčių karalienės vaikų? Taip. Buvo? Čia ne, tai drebulė. Aš sakiau drebulė, atsukite įrašą. Girdėjau tik kažką. Tai jūs tokiais užsiema dalykais jaunosiose miško bičiulės. Šiaip iš tikrųjų truputėlį yra, šiaip ganėtinai čia buvo nesudėtinga užduotis, tačiau šiais laikais tiek jaunimas, moksleiviai gali be perstojo vardinti įvairiausius šimtus prekių ženklų, tačiau paprašius išvardyti 10 metų augančių Lietuvoje jau truputėlį darosi sudėtinga. Tai mes tikrai stengiamės mokyti įvairiais būdais pažinti tos medžius, tai iš kankorėžių, lapų, sėklų, atraižų medžio. Taip. Ok. Brendame į upelį. Tai aišku. Nematau priežasties, kodėl neturėčiau bristi į upelį. Taip. Šalta? Ne. Tai kaip ir sakiau, dėl to ryšio kūrimo su gamta, kad mums yra svarbu sukurti ir ryšį su gamta, tai ir per sensorinius pojūčius, tai jutėjimo pojūčiai yra ne tik prisilietimas, bet ir temperatūros pojūčiai. Tai įbridę į vandenį jaučiam, kiek yra gaiviau. Mes darydavom per skautus, mums reikėdavo užduotyse pereiti per kankorėžius basom kojom. Tai čia daugiau kankinimas yra negu... Ne, basomis vaikščioti yra išties labai naudinga, ta prasme, tiek kraujotakai ir aplamai sveikatai. Kartais susidurime su tokia situacija, kuomet vaikai ateidami į mišką turi tam tikrų baimių, kaip ir biofobijų. Tai pavyzdžiui, bijo gyvūno, ten skruzdėlių, varliagyvių, tai čia vienas dalykas, bet yra labai didžiulė baimė įsipurvinti, lįsti į vandenį. Vieną kartą susidūriau su tokia situacija, kai atėjus į stovyklavietę, po žygio kūrėmės pietų metų, žodžiu, sumuštinukus, kas įtraukiam kažką. Ir vaikas prieš atsisėsdamas ant suoliuko apipurškė taip dezinfekcinius skysčius. Kas gamtoje tikrai nėra reikalinga, žinai. Bet jums neatrodo, kad čia yra ne vaiko dalykas, o tėvų dalykas? Tai va būtent. Ta atsineša ne tik iš tėvų, bet ir galbūt ir iš mokyklos, kuomet ten griežtos kažkokios normos yra numatytos. Aš turiu prisipažinti vieną dalyką. Aš netgi esu kai kuriuose vaizdo įrašuose neigęs lūšies egzistavimą, nes man atrodė, kad tik tai vadovėlio ir aš galvojau, kad čia sąmokslo teorija yra lūšis. Nes, gerai, jūs matėt lūšį kada nors? Taip gyvai aš nesusitikusi. Bet visi tą patį sako, visi tą patį sako. Bet kamerose esame daug užfiksavę, esame radę medienos rietuvę sudraskytą, nes jinai kaip kačiukas irgi žaidžia, nagučius savo drasko. Kolega mano yra matęs, tiesiai tiesiog iš automobilio. Gulinčia dar net nufilmavo. Ar jisai gyvas tas kolega? Gyvas. Gyvas. Tikrai lūšių yra ir pastaruoju metu ganėtinai nemažai.
Ok, gerai. Aš dabar papasakosiu trumpą istoriją. Prieš 4 metus maždaug mes su žmona vaikščiojom, mes keliaujam kartais į Labanoro girią pasivaikščioti pešiom ir padarom kokių 4-5 dienų savo kelionę. Ir mes sustojom prie juodųjų lakajų, nuėjom miegoti ir naktį aš pabudau nuo nežmoniško rėkimo. Bet tokio ir panašus biški žmoniško, bet ir nepanašus, toks maždaug, tuo dabar prisitengsiu, kad toks maždaug, bet maždaug toks rėkimas buvo. Ir aš nesuprantu, kas per žvėris tai gali būti. Ir aš ilgą laiką nesupratau. Ir prieš maždaug 2 savaitės laiko aš internete pamačiau, kaip lūšis daro savo garsą tą. Ir ten lūšis buvo. 100% lūšis buvo. Dar grįžęs, pamėgim paklausyti kaip stirninai. Arba stirninai. Lūšis arba stirninai. Gerai. Gerai, aš galvosiu, kad aš lūšį nugalėjau, bet gali būti ir stirninai. Tai priėjome prie dar vienos mūsų užduotėlės. Taip. Kaip matote, čia yra skirtingų dydžių, skirtingų angų dydžių inkilai. Taip. Ir aš tiesiog noriu paprašyti, kad pamėgintum atspėti, koks paukščiukas kokiame inkile galėtų gyventi. Arba kas dar gali paukščių gyventi inkile? Pelės. Nu, pelės. Pas mus tai vadinasi megapelės. Megapelės, taip. Megapelės, šikšnosparniai, tai va galbūt tai yra kažkokių čia. Šikšnosparniai inkilus varo? Mes gaminame šikšnosparnių inkilus. Rimtai? O tai jie, ta prasme, ir pasikabina aukštyn kojom inkilę? Aš nieko nežinau apie šikšnosparnius. Bet šikšnosparniai irgi gaminam. Ok. Tai pabandyk atspėti. Nu gerai. Ne, tai čia gali būti, ta prasme, daugam, čia, ta prasme, žvirbliui, bet jau čia jam per daug ištaiginga tokia skylė. Per daug jau čia žvirblio rūmai būtų. Va toks va užsilipęs ant laktos, va taip. Ne. Žvirbliui, bet čia yra žvirbliui, ar ne? Nėra. Kam jam daryti? Taip. Jis susiras kur. Gerai. Aš taip nieko. Ne, palauk, aš tada turiu paruošti. Gerai, ne. Žiūrėk, aš tada duosiu palengvinti variantas. Pelėda. Ne. Taip. Aš tau paruošiu tokias korteles. Ok. Ir pabandyk tada jas pridėti prie. Ok. Va, pavyzdžiui. Musinukė. Mes ant musinukės šiaip žvejodavom iš tikrųjų. Bet dabar jau suprantu, kad ko gero tai nebuvo paukštis. Musinukė tai yra labai mažas paukštelis, iki 60 gramų tik tai. Jaučiu gal net mažiausias paukštelis, ar ne? Gerai, tai tada gal čia musinukė? Labai gerai, taip. O, gerai. Paprastasis varnėnas, o nėra varnėnas iš savęs paprastasis, ar yra kažkas dar? Nu, varnėnas. Gerai, aš imsiu... Gerai. Imsiu zylę. Žvirblinė pelėda, rimtai pelėda gyvena inkile? Taip, jos gyvena uoksuose. Taip. Tai mes tam, kad pagausinti jų buveinės, keliame ir inkilus specialiai. Žvirblinėm pelėdam, naminiam pelėdom. Bet tai bus tada labai didelis. Gerai, bus arba šitas. Taip? Gerai. Tiesiog ir... Nice, gerai. Gerai, labai gerai. Liko 3. Zylė, easy. Labai gerai. Gerai. Miškinė miegapelė, paprastasis varnėnas. Wow, aš niekada negalvojau gyvenime, kad turėsiu rinktis tarp miškinės miegapelės ir paprastojo varnėno. Gerai, varnėnas šiaip nemažas paukštis yra. Jis turėtų čia gyventi. Labai gerai. Čempionas. Tai dar galiu paminėti, kad, matai, kai kurie inkilam yra paliktos nepilnai užkalti vinis, ne, čia nepilnai užkalta, tam, kad būtų patogu valyti inkilus. Tas mes ne tik kabiname, bet ir kiekvienais metais valome juos. O kuo tai padeda? Tai tiesiog kitais metais, nu, ne visi paukščiai sugeba įsivalyti inkilą. Ir jau jisai, kai atskrenda kitais metais, jisai būna atrodo kaip užimtas. Jį atgręžia ir tada išvalo inkilą. Taip. Pavyzdžiui, varnėnas jisai pats įsivalo inkilo, o kitiem mes padedame. Okay. Ir yra labai specifinis ir miškinės miegapelės inkilas. Šiaip realiai vaikai ne visą laiką gali pasakyti, įvardinti, kas be paukščių dar gyvena inkiluose. Tai mes kabiname inkilus ir miegapelėms, tai yra retos į raudoną knygą įrašytos rūšys, tai didžioji miegapelė, miškinė miegapelė. Šiandien mes turime miškinės miegapelės inkilą, tai irgi atsidaro
Šiaip sutapimas, nes aš žmoną kaip tik taip vadinu didžioji miegapelė. Tai miškinės miegapelės yra inkiliukas atsidaro per viršų, tam, kad galėtumėm stebėti veiklos požymius. Nes miškinės miegapelės aplamai Lietuvoje savo miškose turim vienintelę buveinę, kurią labai norime įsaugoti ir šiais metais jai mes įkėlėme Pravieniškių miške 305. Gintarė, dar buvo paliesta labai įdomi tema apie baimės ir fobijas. Ko dar vaikai bijo miške? Nes toks jausmas dabar, kai pasaulis visas modernėja, greitėja, vis daugiau kompiuterizacija užima vietos, urbanizuojasi daug labai apylinkių šalių. Atrodo, kad tas miškas toks vis labiau svetimas tampa vaikam ir jie daug labiau nesupranta dalykų. Ko jie bijo? Galbūt, net nežinau, ar taip reikėtų įvardinti kaip pačią baimę, tačiau taip. Vaikai dažnai klausia, kokie gyvūnai yra miškai. Ar yra meškų, ar turi šautuvą, ar mums čia saugu dabar su tavimi eiti maždaug, ne? Tai tų biofobijų yra gyvūnams, tikrai. Bet kaip ir minėjau, tai... Visi gyvūnai yra sumedžiojami. Ne, juokauju, negalima taip sakyti, negalima. Ne, aš esu girdėjęs, kad gyvūnai dažniausiai nepuola žmonių, ypač Lietuvoje nėra turbūt puolančių, nebent kažkas gyvūnėlių pačiam būtų ir jisai sirgtų, tarkim. Nebent pasiudlygę būtų, ta prasme, arba gintų savo jauniklius, bet tai labai. Bet čia lygiai toks pats klausimas, kai aš ėjau aplink Lietuvą, man lygiai taip pat turbūt kaip jauniesiam miško bičiuliam, patiem jauniesiam kilo klausimas, ar mane gali užpult kas nors. Ir man tada ir pasakė, kad sako, nebent pats nesąmonės darys. Taip, tai aš, žinokit, taip kažkaip bandau įvairiais būdais paaiškinti, kad miškas tai yra tikrai saugi vieta mums. Taip. Tai mūsų tikrai neužpuls. Tiesiog nedarykit, kai pamatysit šerniukus, kad ir kaip norėtumėt inscenizuoti Simbos scenos, nedarykit taip, nes šernieniai nepatinka, kiek esu girdėjęs. Aplamai jauniklių radus miško gyvūnėlį nereikėtų liesti jų maitinti, nes jeigu tu radai jauniklį, tai tikrai kažkur šalimais tave stebi mama. Čia yra tas jauniklių tvermės dėsnis, jeigu kažkam dingo jauniklis, tai kažkam atsirado jauniklis. Gintarė, tai visgi koks yra pagrindinis tikslas, tas endgame'as vadinamasis? Kai ką pasieksite, būsite laimingi kaip jaunieji miško bičiuliai? Mes tikrai džiaugsimės, jeigu ugdysime jaunimą, kuris į mišką žiūrėtų kaip į šiuolaikiškai, tvariai ir į visokeriopai, kaip į naudą ir gamtai, ir visuomeniai. Gerai, dar tada vieną klausimą turiu. Čia aš kažkada labai seniai buvau rašęs postą Facebook'e apie tai, kad tokią pilietinę akciją paskelbė apie nešiukšlinimą ir kad akcija vadinosi Pametei. Tai jeigu pamatai, kaip kažkas kažką pameta, tai ateini ir paduodi ir sakai jam, kad pametei. Ir tada mane pakvietė į vieną suvažiavimą, kur buvo didelė japonų delegacija ir ten visi pasakojom apie savo idėjas. Ir aš pasakau japonam ir aš matau, kad jie nesupranta visiškai, ką aš noriu pasakyti. Tai esmė buvo tiesiog tame, kad pas juos nėra tokio dalyko, jie nesupranta koncepto šiukšlinimo apskritai. Ir buvo dėl to ganėtinai sunku jam paaiškinti. Ar neatrodo, kad dabar jaunimas jau supranta šitą dalyką ir kad apskritai mes labai pasikeitėm Lietuva visų šitų tvarumo ir švarumo tematikoje? Ar neatrodo, kad jaunimui tai jau yra praeitas etapas, jau ir šiaip nebešiukšlina? Taip, jaunimas jau truputėlį kitaip į tai žiūri, bet mes nuolatos ir priminame ir sakome, kad mums nėra gėda pakeltą svetimą numestą šiukšlę, tačiau yra gėda už kitus, kad dar atsiranda žmonių, kurie taip daro. Tai vaikai tą tikrai puikiai supranta, kad tai yra negerai. Ir įprastai aš visą laiką kišenį nešiojuosi šiukšlių maišą ir pirštines, kad jeigu kartais prireiktų, kad turėčiau, bet pavienių tokių šiukšlių išmestų jau tikrai mažėja. Labai gerai, ačiū. Jaučiuosi dabar kaip pas kokį nors medžiotoją namuose. Kas čia? Taip, tai jaunimas iš tikrųjų labai įsitraukia į gamtos pažinimą. Ir vienas iš būdų, kaip pažinti gyvūnus, tai yra ir ragai. Okay. Tai aplamai
vaikams atrodo labai mistinis dalykas, kaip taip yra, kad kiekvienais metais elniniai žvėris visi numeta ragus ir kitais metais dar jie užauga ir didesni. Ir va, tai čia toksai mistinis dalykas. O jie kiekvienais metais ir numeta? Taip. Nuo rudenio pabaigos iki pavasario. Atitinkamai pagal gyvūno rūšį jie numetinėja ragus. Tai užduotis būtų tokia, tiesiog iš rago nustatyti kieno gyvūną. Gerai. Kieno tas numestas ragas. Labai nesunki užduotis atrodo. Taip. Čia yra tik Lietuvoje randami gyvūnai, ar ne? Taip, žinoma. Tarp kitko šį ragą radau aš. Rimtai? Gerai, tai aš pasakau nuo ko. Gerai. Tai easy, briedis. Čia. Ne. Čia briedis. Ne. Galim sporinti. Sporinam. Gerai, briedžio tokie labiau tokie gal būna. Gerai, tai čia tada yra... Gerai, tai čia žiauriai didelis elnias yra. Elnias? Taip. Ok, gerai. Taip. Elnias. Čia yra... čia vat pavyzdžiui jauno briedžio čia galėtų Čia yra būti. briedis. Čia jaunas briedis, jeigu nesuklysiu, 2-5 metų briedis. 15. Jeigu 2-5, tai netoks ir jaunas, žinau. Jau čia senas, jau jam saulelė vakarop? Jau saulelė. Ok, gerai, bet čia briedis vis tiek. Taip, taip. Čia yra... Būti ar nebūti. Čia yra... Koksai nors... Čia net kaukolė yra, tai čia labai lengva. Ne, tai aš suprantu, kad kaukolė, aš nesu durnas. Čia gali būti kokia nors... Čia irgi man atrodo kaip stirnelė. Stirna? Taip, stirninas. Gerai. Beveik viską atspėjai. Beveik viską atspėjai. Iš tikrųjų, elninių gyvūnų amžius yra nustatinėjimas pagal apatinį žandikaulį įprastai, bet yra entuziastų, kurie radę ragą miške, bando nusakyti ir amžių. Į ką jie žiūri. Ši dalis yra vadinama rožė, jie žiūri į rožę, į kelmelį, į šakotumą ir dydį ragų. Tai pabandyk tu nuspėti, koks tai galėtų būti šių elnių, kurie nešioja šios ragus amžius. Pametė. Aš į rožę pasižiūrėsiu. Tuoj. Žiūriu. Čia bus kokie... Čia bus daug. Čia bus 12-13 metų. Labai daug. Per daug? Pabandyk kitus įvertinti. Ne, bet šitam bus daugiausiai. Taip. Gerai, 8. 7-8 metai. 6-7-8 metai. Nuo 5 iki 8 maždaug. Nuo 5 iki 7, 4. Nuo 4 iki 9. Tai kiek maždaug metų? Čia taip grupiai gali būti 7-8 metai. 7-8. Čia bus 5-6. Taip. Čia bus 3-4. Tai yra antramečiai ragai. Tai reiškia, elnias, kuris pametė šį ragą, bus 3 metų. Nes pirmais metais ragų jie neturi. Bet jisai nėra taip, kad pametė, jisai pats rinkosi pamesti, jis nusipurtė tą ragą. Taip, mes taip vadiname, kad pametė. Kadangi mes randame, tai reiškia kažkas pametė. Ar tiesa, kad ragai yra dar ir parodo, pavyzdžiui, Danielių ferma mums kažkada rodė, kad kuo daugiau karūnos, ar kažkaip vadinasi, ar kažkiek ten yra 9-ragiai, yra 6-ragiai, tai kuo daugiau jų yra, tuo aukštesniam hierarchiniam laiptelėje gyvūnas yra. Taip. Tai jau čia, pavyzdžiui, toksai jau neblogas yra. Taip. Čia nėra pastumdėlio ragai. Jau iš lyderių būtų. Dar aišku, labai kreipkite dėmesį į tą perlutiškumą, nes kuo vyresnis būna gyvūnas, tai tada šitas perlutiškumas, jisai, nėra toks ryškus. Ok. Ir dar, kai šita kelminė dalis, tai kuo jinai yra aukštesnė, tai tuo yra jaunesnis gyvūnas. Jinai su metu vis darosi vis mažesnė, rožė vis platesnė. O jiem neskauda nei biškio, kai jie nusimeta? Ne, tu nagą, kai nusikirti. Ok. Nebent per arti nagą nusikirti. Jeigu ragą nusilauži biškį dar galvoji, tai tada jaučiu, kad skauda. Jeigu tyčia laužtum, tai galbūt. Bet ta prasme, tai vadinasi, tai turi pasiekę kažkokį tai
dieną, kada Ne. jau jam nukrenta? Pagal Nes aš kitu sezoną, kaip atveju yra. paimčiau, taip, nuvalčiau greitai. Taip, tai ragai labiausiai gyvūnui yra reikalingi ir jie yra stipriausi rudenį rujos metu. Tai tada, kaip suveikia hormonai, pakyla labai stipriai testosterono lygis, o po visos rujos jau į žiemos pusę testosterono lygis stipriai nukrenta. Va šita kelminė dalis atlaisvėja ir tiesiog ragas nukrenta. Okay. Viskas, čia grinai yra viskas per hormonus gyvūno. Okay. Šiaip realiai kartais su jaunaisiais miško bičiuliais rudenį mes vykstame į mišką klausytis elnių baubimo. Taip. Tai va šitą dalyką. Mes kai grybaujam, girdisi kartais, jeigu toli kažkur būna. Jo. Tai va. Geras. Fine. Gintarė, tai pabaigai. Aš esu ganėtinai sudomintas ir buvo ištraukti kozeriai, kurie lengviau mane jau dabar pritraukti jaunųjų miškų bičiulių gretas. O jeigu dabar mus klauso tėveliai, kurie nori geros patirties savo vaikam, arba patys vaikai, paaugliai, kurie norėtų prisijungti prie jaunųjų miško bičiulių, ką jiems reikėtų padaryti? Tai jaunųjų miško bičiulių veiklą kuruoja valstybinių miškų urėdija ir reikėtų kreiptis į komunikacijos skyrių elektroniniu paštu jmb@vmu.lt. Taipogi galite kreiptis į vietinius savo rajone esančius miškininkus, kurie maloniai jūs nukreips ten, kur reikia. Taigi viską patys puikiai girdėjot, nesnauskit ir prisijunkit prie jaunųjų miško bičiulių, o mes šiandien savo miško istorijas baigiame ir susitiksime jau kitoje serijoje. Čiau ir iki.